Tai buvo pati griaunamiausia ataka prieš Rusijos uostą per visą plataus masto karo laikotarpį. Ukrainos dronai naktį į kovo 25 dieną atakavo Ust-Lugos uostą Leningrado srityje, Rusijoje. Uoste kilusio gaisro iki šiol nepavyksta užgesinti. Pirmieji kadrai iš smūgio vietos man atrodė netikri, per daug viskas degė. Vėliau paaiškėjo, kad dega labai stipriai ir tai tikra. Laidoje aptarsime, kas ten taip aktyviai dega. Ir šiuo kontekstu rusai pradėjo aktyviai rašyti, kad Baltijos šalys neva atvėrė savo oro erdvę Ukrainos dronų skrydžiams. Vadinasi, Lietuva, Latvija ir Estija neva irgi prisidėjo prie atakos. Svarbu paminėti, kad tą pačią naktį Ukrainos bepiločiai įskrido į Lietuvą, Latviją ir Estiją, kur nukrito. Bet esmė ta, kad pagal dronų kritimo vietas lengva nustatyti, ir tai jau padaryta, kad šie Ukrainos bepiločiai į Baltijos šalis pateko iš Rusijos pusės. Galbūt neaišku, bet tuoj viską išsiaiškinsime. Mano vardas Aleksejus Pečijus. Prieš pradedant laidą prašau paremti šį YouTube kanalą auka, prenumerata ar rėmimu. Visas nuorodas ir rekvizitai, kaip tai padaryti, yra aprašyme. Būsiu dėkingas už bet kokią jūsų paramą šiam vaizdo įrašui. Galite paremti ir laidos pabaigoje, jei jums buvo įdomi ar naudinga. Prenumeruokite mano Telegram kanalą Pečinus, nuoroda aprašyme. Ten skelbiame naujausias žinias vos joms pasirodžius. Taigi, šį laidą pradėsiu nuo tiesiog nuostabių išskirtinių kadrų, kaip dega Rusijos uostas Ust-Luga Leningrade. Leningrado srityje. Matėte bepiločio atakos pasekmes naktį į kovo 25-ąją. Degė Ust-Lugos uostas Leningrado srityje. Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgos pranešė, kad jos kartu su Ukrainos saugumo tarnyba ir kitomis specialiosiomis tarnybomis smogė Ust-Lugos uostui Baltijos jūroje, esančiam beveik už 1000 kilometrų nuo Ukrainos sienos. Uosto teritorijoje tolimojo nuotolio dronai, kaip teigiama, smogė Novatek objektams. Didžiausia Rusijos suskystintų gamtinių dujų gamintoja. Taip pat teigiama, kad buvo pataikyta į naftos ir naftos produktų rezervuarus. Taip pat tapo žinoma, kad buvo apgadinta Novatek Ust-Luga gamykla, kuri užsiima stabilaus dujų kondensato perkrovimu ir frakcionavimu. Leningrado srities gubernatorius Aleksandras Drozdienka pranešė, kad Ust-Lugos uosto zonoje vyksta lokalizavimo darbai. Gaisro lokalizavimas, kuris jau trunka parą. Taip pat buvo atakuojamas Vyborgas, kur degė sausakruvis laivas Vyborgo laivų statykloje. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas vėliau pranešė, kad taip, Ukrainos kariai iš tikrųjų smogė ir laivų statyklai. Pranešime teigiama, kad apgadintas FSB pasienio tarnybos patrulinis ledlaužis Purga. Prieš kelias dienas bepiločiai orlaiviai atakavo kitą didelį uostą taip pat Baltijos jūroje, Primorską, esantį netoli Vyborgo. Galiausiai iš Asint analitikų tyrimų ir iš oficialių šaltinių žinoma, kad Ukrainos bepiločiai orlaiviai smogė 3 naftos tanklaiviams. Aisopas plaukiojusiam po Graikijos vėliavą, Siagim plaukiojusiam po Maršalo salų vėliavą ir Fiesta plaukiojusiam po Sierra Leonės vėliavą.
Taip pat buvo apgadinti ir sunaikinti 5 rezervuarai su mazutu, dujų kondensatu ir kuru, 3 technologinės įrenginių įskaitant hidrokrekingo įrenginį, 3 prieplaukos įskaitant prieplaukų statinius, buitiniai pastatai ir bendrabutis, 2 statomi pakrančių apsaugos kateriai Vyborgo laivų statykloje, uosto kranas ir konkursinė aikštelė Portenergo prieplaukoje, paskirstymo pastate. Yra ir kitų nuostolių. Uostas dar ilgai neveiks, todėl tai laikoma destruktyviausių Ukrainos išpuolių prieš Rusiją. Rusijos propagandistai juk nepripažins, kad Ukraina smogė taip stipriai, jog ilgai teks tvarkytis su padariniais. Ne, Rusijos propagandistai skubėjo iškraipyti istoriją ir pateikti rusams naują melo porciją bei nukreipti jų dėmesį. Ir čia viską aptarsime iš eilės. Ta pačia diena, kai dronai atakavo Ustilugos uostą, į Estiją įskrido dronas ir trenkėsi į Auverės elektrinės kaminą šiaurės rytuose. Estijos energetikai teigia, kad elektrinė nepatyrė didesnių pažeidimų, sistemos veikia įprastai, aukų nėra. Atlikus tyrimą, Estijos saugumo policijos vadovas Margo Polosonas pranešė, kad bepiločio orlaivio kilmė Ukraina. Margo Polosonas teigia, kad Estijos oro erdvę pažeidė ir kiti dronai, todėl buvo pasitelkta Baltijos oro patruliavimo misija. Trečiadienį apie dronų patekimą į oro erdvę pranešė Latvija, o pirmadienį Lietuva. Abiem atvejais dronai buvo ukrainietiški. Rusijos propagandistai jau skleidžia legendą, kad Baltijos šalis atvėrė oro erdvę Ukrainos bepiločiams, kad šie galėtų atakuoti rusus. Tačiau tiesa ta, kad propagandistai pamiršta tai, braižydami savo maršrutus, ar ne? Tam, kad patektų į Baltijos šalis, Ukrainos bepiločių reikia nuskristi 100 km arba per Baltarusiją, arba per Lenkiją. Štai šitą dalį jie praleidžia. Vis dėlto rusams tai didelis įvykis. Jie tiesiog žinote įsitikinę, kad Ukrainos bepiločiai dabar puola Rusiją per Baltijos šalis. Neišsilavinusi minia taip mano, bet mąstantis supranta, kad tai būti negali. Šie dronai turi įveikti didelį atstumą per Baltarusiją ar Lenkiją, apsukti, įskristi į Baltijos šalis ir tada skristi į tą pačią Ustlugą. Bet čia yra problema. Baltijos šalių valdžia po tyrimo padaro išvadą, kad Ukrainos dronai pateko į jų oro erdvę dėl masinės bepiločio atakos prieš Leningrado sritį ir Ustlugos uostą. Tačiau jie įskrido į jų teritoriją iš Rusijos pusės. Čia daugelis sakys, palauk, sustok, neaišku. Pirmiausia, cituoju Latvijos ministrę pirmininkę Eviką Selinę. Dažnų atakų prieš Ukrainą metu tikėkina, kad Ukrainos atsakas bus įspūdingas. Būdami prie sienos, tai jaučiame. Galiausiai kariniai specialistai ir analitikai daro išvadą, kad Ukrainos dronai į Baltijos šalių teritoriją patenka iš Rusijos pusės. Tai rodo, kad dalį Ukrainos bepiločių rusams vis dėlto pavyksta numalšinti radioelektroninėmis priemonėmis. Radioelektroninės kovos priemonėmis galima pakeisti atakos kryptį, o tokių priemonių slopinamas bepilotis tiesiog praranda orientaciją. Štai visas paaiškinimas, kaip ten atsiduria dronai. Naktį iš kovo 25 į 26 D bepiločiai atakavo Kirišen naftos perdirbimo gamyklą Leningrado srityje, Rusijoje. Ji yra vienas didžiausių šalyje. Žaliava ten kraunama į tanklaivus Ustlugos ir Primorsko uostuose, kuriuose išvakarėse taip pat buvo smūgių. Tai yra, kaip suprantate, iš pradžių į uostus, o paskui jau į naftos perdirbimo gamyklas. Įmonė nutolusi apie 800 km nuo Ukrainos sienos. Ši ataka rodo Ukrainos gynybos pajėgų siekį sunaikinti visą Rusijos naftos ir dujų infrastruktūrą, o ne tik atskiras jos dalis. Yra dar vienas svarbus momentas. Dėl Ukrainos dronų atakų, naftotiekio Družba sustabdymo ir šio šešėlinio laivyno tanklaivių užgrobimo bent 40% Kremliaus naftos eksporto pajėgumų šiuo metu neveikia. 40%, tai tapo didžiausiu naftos tiekimo sutrikimu šiuolaikinėje Rusijos federacijos istorijoje. Čia padėtas, tiksliau, savo nuomonę ir išvadas rašykite komentaruose po šiuo įrašu. Prenumeruokite kanalą, paspauskite vartelį ir nepamirškite paspausti patinka.
Primenu, kad norėdami paremti šį YouTube kanalą galite aukoti naudodamiesi nuorodomis ir mokėjimo rekvizitais vaizdo aprašyme arba QR kodų jūsų ekranuose. Saugokite save. Iki. Tęsinys.